Sveiki, esu Tomas. Aš Evaldas. Audrius Savickas. Gabrielė. Man 23. 23. Man 24, 21. Ir aš esu mobile programuotoja. Mobile developeris. Dirbu serverio gildijoje. Dirbu programuotojų Viksuose. Sakyčiau, kad kuriame puslapių kūrimo platformą, kurią naudojasi šimtai milijonų žmonių. Padedame žmonėms patogiau tvarkyti savo internetinės svetainės. Pavyzdžiui, kaip svetainėse būna tokie dalykai kaip komentarai arba koks forumas. Aš dirbu prie Viksų mobiliosios programėlės. Viena baba žinotų, kita ne, kas yra tos programėlės. Formukas nesėdi, bet užtat puikiai naudojasi elektroniniu paštu. Mano baba Vau. Tai programa tiems, kurie atėjo, kurie nori išmokti, kurie yra užsispyrę išmokti. Aš atėjau, galima sakyti, visiškai žalias. Geriausias dalykas yra patirtis. Tai praktika, kuri suteikia galimybę pradėti tavo karjerą IT srityje. Sunku kur nors rasti tokį didelį galimybių paketą. Labai daug kultūros, labai daug bendravimo. Mes dirbame su izraeliečiais, ukrainiečiais, su lenkais. Žmonės, kurie tūsina, tie, kurie žmonės užsiima intensyviu sportu. Atėjęs naujas, tu nesijauti kažkoks svetimas, iš karto jautiesi priimtas. Kiekvienas jaučiamės laisvi. Atsakomybė yra paliekama tau pačiam. Tu jautiesi kaip tokioj antroje šeimoje, būdamas darbe, tu nori eiti į ofisą. Čia yra žiauriai cool ir yra ne vienas ofisas, o 3 visi aplink Rotušę. Tai yra didelis kontrastas yra ten, kur gyvenu, tai yra bendrabutis. Po darbo mėgstu pažaisti ir nemažai kompiuterinių žaidimų. Būna vakarai, tarkim, sueiname kartu, Visus susijungiam su savo kompais, žaidžiam CESą ir kitam gale kambario stalo žaidimus. Mūsų komanda iš tikrųjų daugiausiai žaidžia stalo tenisą. Mes esame aukšte, kur tas stalas yra ir užokupavom tą kambarį. Kava labai gera Viksuose, turim savo barą, turim savo baristą nuostabią. Jeigu neklystu, Gerda, turim su kuo pabendrauti. Barista mūsų nuostabi, sakyčiau. Kava irgi nuostabi. Visi džiaugiasi tuom. Bet tūsai Viksuose tai yra amazing. Tūsinam labai daug, kas mėnesį ne po vieną ir ne po 2. Aš nemėgstu labiau tūsint, aš ramesnis žmogus. Turim nuostabią terasą ant stogo, pasiimam alaus po darbo ir einam ten. Viksų įsimintiniausias tūsas tai buvo pirmasis summer party. Pats vakarėlis itin neformalus ir jis labai nustebino, tai buvo tik labai gaila, kad turėjau anksčiau išeiti. Viksus, manyčiau, reikėtų rinktis, jeigu žmogus nori dirbti prie globalaus produkto, kurį naudoja milijonai žmonių. Ir lygiai taip pat, jeigu jis nori turėti quality time, draugus darbe. Kiekvienas esame kitoks iš vienos pusės, tačiau IT-šnikai tokie paprasti žmonės kaip ir visi, ne?